Antanai, kaip manai, ar tapsi šiais metais LKL čempionas? Taip. Kiek leisite dar rungtynių Žalgiriui laimėti? Kuo mažiau, to geriau. Ar Lietuvos Ryto komanda tau yra ko nors išskirtinė? Taip, nes aš pats esu Vilnietis. Jeigu komandos vadovai pasiūlytų sutartį ir kitam sezonui, ar likti Lietuvos? Priklauso nuo sutarties sąlygų. Ar norėtum sužaisti 1-1 su treneriu Marcelo Nikola? Nenorėčiau jo traumuoti. Ar Rytas jau tapo tavo širdies komanda? Daugmaž taip. Ar komanda yra tokia tradicija, kokia nors tradicija, kai kuris nors žaidėjas įmeta 100 taškų? Turi atnešti picos per kitą treniruotę, bet niekas taip ir neatnešiau. Įskaitant mane patį. Nebijotum sužaisti 1-1 su Dwight Howard iš dėžės alaus? Tikrai ne. Kodėl nemėtai iš tritaškių? Nes pas mus yra visi kiti, kurie meta. Kažkam pakašė reikia būti. Pastebėjau, kad paskutiniu metu atlieki daug dėjimų Travis Leslie stilių, viena ranka. Ar lankai privačias pamokas pas jį? Ne, nelankau. Mūsų dėjimai skiriasi, kadangi jisai pašoko nuo vienos kojos, aš šoko nuo 2 kojų. Gal finalo serijoje pamatysim, kad nors dar įspūdingesnį dėjimą apie Robertą Jeftoną, Artūrą Gudaitį. Žiūrėsim, visko gali būti. Ar labai nori žaisti Lietuvos rinktinėje? Labai. Ar buvai svajos, kad nori žaisti NBA? Esu. Jei turėtum tokią galimybę, kurioje komandoje norėtum žaisti? San Antonijos Spurs. Tai šitą komandą yra tavo mėgstamiausia? Ne, Clevelandas. Prieš kokį priešininką žaidži su ypatingu emociniu užsivedimu? Prieš visus. Kiek daugiausiai taškų esi įmetęs per rungtynes? 32 gal. Ką patartum būsimiems Lietuvos centrams sudrapolėjams? Įdėti daug darbo. Ar jaunystėje nebuvo tokio momento, kad norėjosi viską mesti, nustoti žaisti krepšinį? Buvo. Būčiau buvęs statybininkas. O kas motyvavo tęsti pradėtas stengtis? Krepšininko karjera yra geresnė negu statybininko. Ar varžytumės su Robertu Jeftoku prie 3 taškų lygos? Su mielu noru. Su kuriuo žaidėjų tikrai nenorėtum žaisti vienoje komandoje? Kobe Bryantu. Kuris NBA žaidėjas tau labiausiai patinka išskyrus Donatą Motiejūną ir Joną Valančiūną? LeBronas Jamesas. Kuris krepšininkas vaikystėje buvo didžiausias autoritetas? Artūras Karnišovas. Kada įmetei savo pirmąjį tritaškį? Būdamas vaikas. Kiek daugiausiai iš eilės esi pataikęs tritaškį? 17. Bet ne per rungtynes. Kokia pergalė yra įsimintiniausia? Įsimintiniausia pergalė yra 2005 metais, kai Argentinoje laimėjome pasaulio jaunių čempionatą. Daug kas mato tave Lietuvos rinktinės dvyliktuke. Ar esi tam pasiruošęs? Taip. Ką labiausiai norėtum patobulinti savo žaidime? Tritaškių metimą. Dėl kokio dalyko galėtum nusiskusti barzdą? Dėl Rimo Kaukėno labdaros fondo. Galbūt norėtum nusiskusti barzdą, kai tapsi Lietuvos krepšinio lygos čempionu? Ne. Ar neapsunkina barzda gyvenimą? Ne. Kada pirmą kartą įdėjai krepšinį? Į pažemintą ar paaukštintą? Normalų. Nežinau, 11 klasė gal. Ar žaidimas pasikeitė prieš Klaipėdos Neptūną, kai nebežaidė paskutinėse rungtynėse Simas Galdikas? Ne. Ką manai apie savo galimybės rinktinėje? Reikės įdėti daug darbo. Kaip manai, kuris iš dabartinių Lietuvos žaidėjų yra labiausiai reikalingas Lietuvos rinktinėje? Donatas Motiejūnas. Ar žaisdamas krepšinį jautiesi kietų vyrų ar išdykusių vaikų? Susikaupusiu. Antanai, ar vis dar turi Mitsubishi? Turiu. Kuris automobilis tau labiau patinka? Ar dabartinis BMW ar... BMW patinka, bet jos yra skirtingos mašinos, kaip skirtingos moteris. Galbūt kada nors galvoja apie lenktynininko karjerą? Aš turėjau būti lenktynininkas, bet per aukštas užaugau ir per daug svorio. Ar žiūrėjau Euroviziją? Ne. Turite žmonių, kurie jūs kasdien ar bent kartą per savaitę motyvuoja žaisti krepšinį? Turiu vieną. Veidrodį. Kieno tavo nuomonė automobilis yra geresnis? Mano. Ar kas nors tau yra sakęs, kad esi panašus į Raimondą Čivilį? Ne, bet į Leniną taip. Su kuo komandos draugus sutari geriausiai?
Su Martynu. Kodėl pasirinkai 21 numerį? Todėl, kad kai žaidžiau Latvijoje, 12 buvo užrinktas komandos kapitono. 2 metus aš žaidžiau 21, tom ir liko. Ar žaidži šachmatais? Ne, Ar parduotum savo marškinėlius po sezono? atiduočiau. Ar buvo kada tokių atvejų, kai ateidavo metas rungtynėms, o tu nori valgyti? Taip, Ką darydavai? suvalgydavau bananą. Kokia didžiausia tavo vaikystės svajonė? Vaikystės svajonė buvo sudalyvauti olimpinėse žaidynėse. Su kuo dažniausiai sėdi važiuodamas autobusu? Mes visi po vieną sėdim. Kuriame Vilniaus mikrorajone užaugai? Pradėjau Žirmūnuose, užbaigiau Partizankiai vadinamui. Ar susitikai dar su savo vaikais? Gaila, bet ne. Kas aukštesnis? Tu ar televizijos bokštas? Aš. Antanai, ar tau yra kas nors sakė, kad esi labai panašus į Alaną iš animacinio filmuko Jumanji? Taip. Labai, va, duok. Nu. Palauk. Kaip iš čia daro? Tai va, ne? Va. Šį sekmadienį mums varžybos labai svarbios. Ateikite mus palaikykite arenoje ir nugalėsime kartu.